Žmonės vertina brangakmenius dėl jų grožio, retumo ir atsparumo. Patys brangiausi akmenys - deimantai, smaragdai, safyrai ir rubinai - yra gamtiniai mineralai. Brangakmenių populiarumą dažnai lemia mada. Neorganinės kilmės brangakmeniai - gamtiniai mineralai - atsiranda įvairiai. Atpažinti brangakmenį galima iš įvairių jo savybių - nešlifuotų kristalų formos, spalvos, kietumo, šviesos laidumo ir refrakcijos. Brangakmenio vertė nustatoma iš jo retumo, spindesio, grynumo, spalvos ir kietumo. Vertę lemia ir paklausa. Pavyzdžiui, deimantų paklausa yra stabili, nes jie vartojami ne tik juvelyriniams, bet ir techniniams reikalams. Iš jų gaminami įrankiai labai kietoms medžiagoms gręžti, pjauti, šlifuoti. Vienas svarbiausių veiksnių lemiančių brangakmenio grožį yra jo optinės savybės. Kaip brangakmenis atspindi, laužia arba išlenkia ir skaido arba sklaido šviesą spektro spalvomis. Deimantų spalva daugiausia skiriasi dėl kristalinės gardelės defektų, rečiau dėl nedidelės kitų elementų priemaišos. Raudonas rubinas ir mėlynas safyras yra korundo, dažniausiai dulsvo, pilko arba bespalvio mineralo atmainos. Jie bei žalias smaragdas, berilo atmaina, geltonas topazas pirmiausia vertinami dėl jų grynos spalvos. Nuo brangakmenio kietumo priklauso jo patvarumas. Todėl vertingiausi brangakmeniai išsilaiko labai ilgai. Kiečiausias gamtinis brangakmenis yra deimantas. Brangakmeniai gerokai pagražėja, jei jie meniškai supjaustomi arba nušlifuojami, nes tada išnyksta paviršiaus nelygumai, išryškėja natūrali spalva ir spindesys.